koks tėtis ar mama bebūtų, vaikui vis tiek nebus tinkamas iki galo. Tos merginos, kurių mamos yra labai griežtos, gali ateiti ir priekaištauti, mama, kodėl tu visada tokia buvai griežta, kodėl tu man liepėjai ten dalyvauti kažkokiuose būreliuose. Bet kas atsitinka, kai mama yra labai minkšta ir leidžia dukrai daryti viską, ką ji nori. Ir dukra užauga ir atsisuka į mamą ir sako, mama, kodėl tu man leidai nelankyti, nebūti, nedaryti, kodėl nepatarei, kodėl neliepiai po galais. Mamos dažnai nesutarė su dukromis ir dukros nesutarė su mamomis dėl neišplautų indų, dėl nepaklautų lovų, dėl ko jos iš tikrųjų pykstasi ir barasi, tiesiog dėl kontrolės. Ir aš sakau, ar tu atsimeni save 15? Nepaisant to, kokios mes buvom 15 ir 16, mes dabar esam suaugę moterys, kurios rūpinasi savo dukromis, kurios rūpinasi, kad joms nieko neatsitiktų. Mes iš tiesų užaugom, mums viskas gerai ir joms viskas bus gerai. Žinai, aš mamom visada sakau, kad tu šiuo metu darai viską, ką gali geriausia. Jeigu galėtum geriau, būtinai padarytum. Nepažįstu nei vienos mamos, kuri galėdama geriau, iš karto taip ir nepadarytų. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu pristatyti Jurgą Vidugirienę. Aš čia prisirašiau tiek daug dalykų, kur, kaip ir dabar kalbėjom, kad tai sukūrė tave, bet dabar tu iš esmės esi Uma ir Watansui kūrėja, tiesa? Labai tikra tiesa. Ir aš norėčiau pradėti nuo klausimo, kaip tu sugalvoji, kad nori eiti tą kelią, padėti žmonėm. Žinai, aš tau galėčiau papasakoti kokių nors gudrių istorijų, bet iš tikrųjų man labai pasisekė. Aš buvau geroje vietoje ir geru laiku. Jeigu žmonės sako, kad daro kažkokius dalykus visiškai nesavanaudiškai, tai aš nesu linkusi jais tikėti. Todėl, kad už kiekvienos gražios istorijos, už kiekvienos fantastiškos iniciatyvos yra kažkoks vidinis poreikis žmogaus. Ir aš turėjau šitą poreikį. Aš turėjau poreikį duoti jauniems žmonėms galimybę patikėti, kad su jais viskas gerai. Ir labai norėjau duoti galimybę šitiems jauniems žmonėms turėti saugią erdvę, kurioje nebūtų linčiuojami už tai, kad yra paaugliai. Tai būtent ir kalbant apie tą erdvę, labai norėčiau tada papasakoti apie Uma. Tai Uma akademija yra būtent mamų ir merginų akademija, tiesa. Tu, kadangi esi įkūrėja, man labai įdomu, kokia ta pati pradinė istorija, gal buvo kažkoks dalykas, kodėl būtent tokia akademija atsirado. Štai mes daugybę metų dirbam su paaugliais. Mes 13 metų dirbam su paaugliais. Kartais tie 13-mečiai atvažiuoja pas mus ir aš sakau, aš jau 13 metų dirbau su paaugliais ir tai yra visas jų gyvenimas. Bet Uma, pati Uma, jie atsirado turbūt todėl, kad startavo Vyrų kalvės akademija. Ir aš visada juokiuosi, kad mes išleidom vyrus į žvalgybą. Jie išėjo dideli, rūstus, apžiūrėjo visus krūmus, patikrino ar saugu. Ir mes galim dabar tekėti ramiai iš paskos. Ir žinom, kad tai veikia, kad akademija merginoms ir tik merginoms, nes mūsų dažnai klausia, kodėl tik merginos, kodėl čia negali būti ir vaikinai. Tai yra tokia, vėlgi, tokia erdvė ir tokia vieta, kur merginos tiesiog gali būti savimi, tokios, kokios nori. Joms nereikia atrodyti gražesnėmis tą dieną, joms nereikia galvoti, kaip čia dabar jas tie vaikinai pažiūrės. Mes esam darę eksperimentą prieš daug metų ir ne vieną jį darę, kuomet tą pačią užduotį duodi 3 grupėms. Vienoje tik vaikinai, vienoje tik merginos ir trečioje miksuota grupė. Ten, kur ir merginai, ir vaikinos, jie net nepradeda gilintis į užduotį, nes jie vis dar bando kažkaip tikti vieni prie kitų ir jiems yra tikrai labai sudėtinga veikti. Dar norėčiau paklausti tavęs apie vieną dalyką. Apskritai gal šiek tiek tokios priešistorės noriu papasakot, kad būtent kaip ir užsiminė Vyrų kalvės akademija, tai mes kaip ir ten ir susipažinom, aš buvau šiek tiek atvykus į jūsų girią. Ten susipažinom, kadangi tavo vyras yra Mindaugas Vidugiris, kuris jau buvo pas mus podcast'e. Ačiū Dievui. Tai, žodžiu, kadangi mes šiek tiek turėjom pokalbį tokį, aš labai gerai atsimenu vieną dalyką, kad tu pasakėjai, jog esi, pataisysi, jei klystu, bet tu sakei, kad esi ištreniruota introvertė. Tai
man labai įdomu, kaip įmanoma, kad introvertas žmogus tiek laiko praleidžia su tiek daug žmonių ir dar tuo mėgaujasi. Žinai, man atrodo, kad svarbiausia žinoti savo vidinę instrukciją. Ir kai jau žinai, kaip veiki, tada gali daryti, ką tik tai nori. Man labai svarbu sava erdvė, sava vieta, daug tylos. Man labai reikia daug tylos. Kita vertus, aš dėmesį valgau pusryčiams. Žinai, gerai, užkandus dėmesio pusryčiams, tada reikia kažkur dienos eigoje rasti laiko tik tai savo. Nes jeigu aš tau nutapyčiau žmonės, kaip aš juos matau, tai aš matau kiekvieną žmogų su šaukšteliu arba dideliu šaukštu rankų. Ir kiekvienas ateidamas patarimo, patvirtinimo, su klausimu kokiu nors, tiesiog apkabinti ir pasakyti, kad labas, malonu tave matyti. Jisai tarsi, truputėlį tavęs paragauja su tuo šaukštuku. Vieni mažučiu, kiti labai dideliu, ateina tokiu šmukšt, pasima tą šaukštą. Ir tam, kad atstatyti resursą, reikia tiesiog truputėlį atsitraukti. Ir rasti laiko ir rasti savo turbūt pripažinimo, kad man reikia laiko, kad aš negaliu išdalinti savęs visiems. Žinai, aš galvoju, net ir dvasiniai mokytojai, dideli, labai dideli žmonės, prie kurių iš tiesų sukasi tūkstančiai žmonių, jiems irgi reikalinga tam tikra erdvė, pabūti su savimi, meditacija, ramybė, tyla. Nes kol mes turim šitą fizinį kūną, mes esam riboti. O tai tu Girioje turi kažkokią atskirą vietą, tarkim? Tu žinai. Girioje yra toksai buvęs bariulis, kadangi Girioje daugybę metų niekas nevartoja alkoholio. Tai tas bariulis jis tiesiog ten instaliuotas ir yra. Tai kai aš atsisėdu už jo, aš turiu tokią saugią erdvę, kur galiu būti neapkabinta, nepaliesta ir galiu išlaikyti tą saugią erdvę savo. Ir man to užtenka. Ir turbūt visi supranta, nes jūs labai atvirai komunikuojate. Aš paaiškinu, aš tikrai visiems paaiškinu, kadangi kartais gali žmonėms keistai atrodyti, kodėl. Aš prisėdu ten ir saugau savo erdvę. Gal kažkas. Mūsų šiandienos tema ir yra susijusi su akademija, tai mamos ir dukros santykiai. Pradžioje aš dar vieną norėčiau užduoti tokią paslaptį, būtent iš pokalbio su tavo vyru Mindaugu. Jis minėjo kažką tokio, kad kai paaugliui eina 18 metų ir jisai išsikrausto iš tėvų namų, tada tėvai turi padovanoti 2 metų psichoterapiją. Tai man įdomu, ar tu pritari savo vyrui? Niekas nieko neturi, man atrodo, šiame gyvenime. Niekas niekam nieko neprivalo, tarsi ir niekas nieko neturi. Tačiau mano vyras yra teisus. Ir turbūt teisus ne ta prasme, kad reikia išpirkti kuponą vaikui, pas psichologą ar pas psichoterapeutą. Jis yra teisus todėl, kad koks tėtis ar mama bebūtų, vaikui vis tiek nebus tinkamas iki galo. Ir tos merginos, kurių mamos yra labai griežtos, ar ne, jos gyvenime ir gali ateiti ir priekaištauti, mama, kodėl tu visada tokia buvai griežta, kodėl tu mane stūmei ten, kodėl tu man liepėjai ten dalyvauti kažkokiuose būreliuose ar groti muzikos instrumentais. Ir šitą mes suprantam, mes atjaučiam tarsi merginą. Bet kas atsitinka, kai mama yra labai minkšta ir leidžia dukrai daryti viską, ką ji nori. Ir dukra užauga ir atsisuka į mamą ir sako, mama, kodėl tu man leidai nelankyti, nebūti, nedaryti, kodėl tu leidai man iš tiesų, kodėl nepatarai, kodėl neliepiai po galais. Visada atsiranda kažkokie kabliukai. Ir jų visada bus. Čia, žinai, kai garbanota mergina visada nori tiesių plaukų, o ta mergina, kuri turi tiesius plaukus, visada truputėlį labai nori būti garbanotais. Tai labai geras palyginimas. Ir tai yra taip paprasta. Taip. Kokie bebūtų tėvai, kokie nuostabūs bebūtų tėvai, vaikai visada ras kur atsisuks ir sakyti, žiūrėk, tu čia ne taip padarei, todėl, kad tu va taip darei arba man kažko neleidai, aš dabar kenčiu ir turiu traumą. Tu pastebėjai, kaip yra madinga turėti vaikystės traumą šiuo metu? Ir aš griežtai atsisakau
tikėti, kad visi įvykiai mūsų gyvenime iš tikrųjų mus traumuoja. Sako mūsų vienas nuostabus kolega Vaidas Arvasevičius, neįmanoma įžeisti žmogaus, kuris atsisako būti įžeistas ir neįmanoma įskaudinti žmogaus, kuris atsisako būti įskaudintas. Ir mes patys renkamės, kurie įvykiai mus traumuoja, o kurie tiesiog praeina pro šalį kaip pamokos, kaip skaudus kažkokie įvykiai. Bet ar tiesa, šiaip aš pritariu tikrai šitam dalykui, bet pavyzdžiui, kol tu esi paauglys, vaikas, tai tau labai sunku, tu arba tėvai turi labai jau tokį stiprų pagrindą sudėti, arba, man atrodo, užaugęs nebent gali pasirinkti, kad tai būtų pamoka, o ne kažkoks, va būtent, kad ne aukos pozicijoje būtum. Be abejonės. Kita vertus, jeigu paaugliui, kuris dar neturi tvirto vidinio stuburo, kuris dar nebūtinai žino, kaip veikia, kuris iš viso tik ką atsidūrė savo naujam kūne ir nežino, kaip jame veikti. Jeigu jam sakysim, kad bet koks įvykis jo gyvenime jau yra trauma, jis ir augs traumoje, teisingai. Taip. O kalbant apie gal tokius, nežinau, dalykus, kur mergaitės ir mamos nesutarė, tai kokie yra, nežinau, esminės situacijos, kadangi dabar labai įdomu podcastą darot, kur kalbat su merginom, akademijoje ten iš vis būna labai jautrus pokalbiai, aš įsivaizduoju, tai ką esi išsigryninus tokio, kad jautriausia merginom ir dėl ko labiausiai nesutarė su mamom? Žinai, aš galvoju, kad konfliktas gali kilti dėl menkos smulkmenos. Ir mamos dažnai nesutarė su dukromis ir dukros nesutarė su mamomis dėl neišplautų indų, dėl nepaklautų lovų, dėl neišmoktų pamokų, dėl netokių pažymių, dėl netokių draugų ir taip toliau, dėl ko jos iš tikrųjų pykstasi ir barasi, dėl kontrolės. Tiesiog dėl kontrolės. Tik mamos veikia iš žinojimo, iš nerimo, iš patirties, nes pačios jau yra buvę ir 13, ir 15, ir 17, o dukros veikia iš poreikio užkariauti pasaulį. Ir mama, namai iš viso yra ta aplinka, ta saugi platforma, kur jos treniruojasi pasaulį. Ir aišku, kad mamoms tai yra labai skaudu. Nes jeigu priimi asmeniškai savo dukros treniruotės namuose, tai gali būti peilis į širdį. O tai kaip atrasti tą balansą? Nes čia visiškai būtent dukra nori užkariauti pasaulį, o mama nori apsaugoti savo dukrą. Tai kaip atrasti tą draugystę šitame visame? Aš nežinau, todėl kad kiekviena mama, jie ateina iš savo šeimos, ne? Kiekviena mama jau atsineša krepšelį patirčių ir istorijų, netgi žodžių. Yra tokių žodžių, kurių galvoji, kad niekada nesakysi savo dukrai, jeigu dukrą turėsi. Turbūt yra, bet... Aha, ir aš savo buvau prisiekus 100%, kad aš taip savo dukrai niekada nesakysiu. Ir kai pagauni save jau pusiai sakinio, supranti, kad tai yra gerokai giliau. Tai jau yra kažkur ten širdį, galvoje yra stalčiukai, kurie atsidaro mums visiškai nesąmoningai, nepasiruošus juos atidaryti. Dar kalbant apie nesutarimus, vėlgi iš jūsų podcast'o to girdėjau, kad viena mergina sakė, kad ją labai erzina, kai mama pertraukia ir neišklauso. Tai ir norėjau paklausti, kodėl yra svarbu mamai išklausyti savo dukros. Bet ne tik mamai. Čia toks bendražmogiškas dalykas, būti išgirstam. Nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris nenori būti išgirstas ir išklausytas. Dukros dažnai, tos, kurios dalyvauja pas mus stovyklose, arba Širšiliuose, arba Ūmoje, jos turi tokius tylos kuponus. Tylos kuponas, kuris galioja 5 minutės arba 10 minučių, kurį atnešus, bet turi būti susitarimas su mama, kad jis žinos, ką veikti su tuo tylos kuponu ir tikrai taip ir darys. Gavai kuponą? Pasižiūrėk, kiek galioja ir tyli. Ir jeigu 5 minučių, o paprastai jų užtenka, 5 minučių paprastai užtenka papasakoti savo istorijai nuo pradžios iki galo. Ir jeigu įmanoma būti nepertrauktam, jeigu mama gali nepasukti istorijos kažkuria vaga. Ar ne, jeigu mama gali neparodyti savo pasibaisėjimo reakcijos anksčiau, negu istorija pasibaigė.
Dukra gali ir nepapasakoti. Dukra gali ir neatsinešti šitos istorijos. Dukra gali saugodama mamą, sergėdama mamą nuo jos pačios reakcijų, pasilaikyti savo kažką tikrai labai labai siaubingo. Kažką labai gėdingo, kažką labai skaudaus, kažką, ko kartais pati viena paauglė gali ir negebėti išspręsti. Ir aš buvau ta paauglė, kuri saugojo savo tėvus nuo reakcijų. Ir todėl aš žinau, kaip tai gali gyvenime, kokius pėdsakus gali palikti. Būtent su to ir padedat merginoms. Jeigu galiu bent vieną kartą iš 5 pasirūpinti, kad mergina būtų išklausyta, o ir mama būtų išklausyta. Čia iš esmės, kaip aš suprantu, labai eina į tą tokią net savarankiškumo temą. Tai vat ir klausimas gal būtų, kaip tada mamai, vis tiek, mergina, kai auga, paauglystė, 16 metų, tarkim, jau dabar ir anksčiau viskas būna. Gerokai. Prasideda gimtadieniai. Pati galvoju, net mano turbūt mamos didžiausia buvo baimė, kai pradėjau norėti į gimtadienius, į visokius, tiesiog į sodą išvažiuoti pas draugus. Kaip mamai susitaikyti su tuo faktu, kad, taip turbūt kaip ir nelabai gal gali būti, bet, mama jaučia stiprų nerimą. Nežinau, galbūt toj sodyboje gimtadienį gali kažkas nutikti, gali nuskriaust, kad ir išprievartauti. Čia labai baisus dalykai gali nutikti iš tikrųjų. Tai kaip kartu ir, nežinau, apsaugo dukrą, bet kartu nepririšti jos. Žinai, jeigu būtų tabletė, piliulė, kurie padavė dukrai, išgėrė ir išėjo visai išmintinga ir žinanti, kaip elgtis, tai būtų neįkainuojamas dalykas. Bet ką mama gali daryti, tai gali, tik tiek ir te gali, kurti ryšį su dukra, kurti erdvę, kur galima kalbėtis maksimaliai atvirai. Ką tai reiškia? Reiškia pasakoti savo istorijas. Pasakoti, kur yra mamos nerimo ištakos. Pasakoti, ką jos jau yra matę arba patyrę, kad dukra suprastų, kas gali jos laukti. Jeigu yra tėtis gyvenime, pasitelkti tėtį, nes labai dažnai, žinai, mamos yra labai svarbu, bet tėčiai yra irgi beprotiškai svarbu merginų gyvenime. Ir kartais mamos gali pasakoti 1000 kartų tą pačią istoriją ir tėčio vienas trumpas sakinys, jis viską išsprendžia. Tai aš galvoju, kad tik tiek mes tą galim daryti. Savo asmeninių pavyzdžių rodyti, kaip galima gyventi. Pavyzdžiui, mano namuose nėra alkoholio. Mes taip esam nusprendę ir pasirinkę. Reiškia, kad kai mano dukros jau pasieks tą amžių, kada gimtadieniuose atsitiks ne tik nemiegojimas iki ryto ir pašnekesiai, jos jau galės sąmoningai rinktis. Ar jos neparagaus? Aš abejoju. Ir kai žiūriu į savo paauglystę, kai mamos ateina pas mane ir skundžiasi ir nerimauja, kartais verkia ir pasakoja apie savo dukrų patirtis, ir aš sakau, ar tu atsimeni save 15? Pažiūrėk, mums viskas gerai. Nepaisant to, kokios mes buvom 15 ir 16, mes dabar esam suaugę moterys, kurios rūpinasi savo dukromis, kurios rūpinasi, kad joms nieko neatsitiktų. Mes esam atsakingos, mes nevėluojame darbus, mes iš tiesų užaugom, mums viskas gerai ir joms viskas bus gerai. O kodėl taip svarbu tas savarankiškumas? Kodėl taip reikia patikėti? Žinai, aš gal truputį kitaip išsuksiu. Mes mamos, niekas mums netrukdo bijot. Mes galim bijoti tiek, kiek širdis geidžia. Bet ką mes darom bijodamos? Mes savo dukroms programuojam nelaimes. Kaip tai skamba? Kur mes iš tiesų, kaip mamos, mes moterys, mes suprantam, dažna moteris supranta, kiek žodis mūsų reiškia, kiek galinga yra vien mintis, kai pagalvoja ir atsitinka, ne? Čia tik pagalvoja, čia jau turi. Ir kaip yra baisu, kai išleisdama savo dukrą kažkur, tu dar jai susakai visas siaubo opcijas, kurios jie gali ištikti. Man atrodo, kad yra daug svarbiau mamai sukurti vėl dukrai tokią erdvę,
kurioje galėtų ateiti pačiu baisiausiu momentu, pačiu blogiausiu, kai tikrai kažkas labai negero atsitiko, kai labai skauda širdį, kai labai vieniša, kad tada ji turėtų narsos ir drąsos ateiti pas mamą ir sakyti, mama, man žiauriai blogai. Tai čia yra siekiamybė. Aš norėčiau šiek tiek grįžti prie tos vietos, kai sakai, kad kaip ir nelabai gerai pasakyti iškart scenarius, kad tau gali taip nutikti, bet kartu minėjai, kad reikia dalinti savo patirtim. Tai kaip iškomunikuoti tuos visus dalykus taip, kad mergina neprisijimtų, va ir man taip atsitiks. Ne prieš vakarėlį. Ne prieš vakarėlį. Tai nėra, santykio kūrimas nėra 5 minučių reikalas. Jis vyksta nuolatos visą gyvenimą. Ir istorijos yra pasakojimas ne prieš vakarėlį, o tiesiog gyvenime. Prie pusryčių, tada, kada yra gerai. Štai, santykiai, iš principo santykius aiškintis arba juos taisyti reikia ne tada, kada jie trukinėja ir lūžinėja, o tada, kada viskas gerai. Tada, kai karo kirviai kažkur užkasti giliai, tada, kada visi laimingi, sotus ir patenkinti. Visi žmonės turi atrasti savo tinkančią pagalbą. Galbūt esi išbandęs tradicinę terapiją ar klausęs saviugdos kursus, informaciją kaip ir žinai, bet jauti, kad kaip ir nesijauti labai laimingesnis. Su tuo susitvarkyti gali padėti mūsų podcast'o draugas Mind Body Terapija. Šioms problemams spręsti mūsų draugas Mind Body Terapija siūlo per terapinį procesą išplėsti sąmoningumą ne tik verbaliai, tačiau ir per kūno procesus. Mūsų kūnuose yra emociniai blokai, todėl kartais, norint pasiekti trokštamų rezultatų, reikia atliepti ir kūno procesus. O darbas su kūnu, geštalto terapija gali padėti išgyventi prisiminimus ir emocijas būtent čia ir dabar. Tokioje terapijoje gali būti įmanoma efektyviau užbaigti praeities įvykius, pilnai pajausti savo, o ne visuomenės diktuojamus poreikius, bei turėti galimybę ieškoti konstruktyvių būdų jiems patenkinti. Dabar yra idealus metas pasiruošti naujai pradžiai. Apsilankykite Mind Body Terapija Facebook, Instagram ir jų svetainėje, kad susipažintumėte daugiau ir apsilankytumėte savo pirmoje sesijoje pas psichoterapeutę. Ilgalaikiai pokyčiai yra įmanomi, kai pasitelkiama visa žmogaus visuma. Tad ženkite savo pirmąjį žingsnį su mūsų podcast'o draugu Mind Body Terapija. Aš dar turiu vieną citatą apie paauglystę, būtent iš straipsnio, kuriame, tiesiog tave pacituosiu. Ten buvo kalbama apie knygas, kur kalbama apie paauglystę. Paauglystės temos knygas, kur vienu balsu perspėja, kad paauglių nutolimas neišvengiamas, bet daugeliu mamų žemė svyruoja po kojomis, kai jos supranta, kad jų autoritetas tapo nebe toks svarbus. Tai kaip mamai priimti, kad taip yra ir tai normalu? Priėmimo būdu turbūt. Žinai, labai neseniai man skambino viena mama ir sako, mes turim daug iššūkių su savo dukra. Ir sako, baisiausia tai, kad aš ją auginau pagal knygas. Aš dariau viską, kaip man sakė knygos. Dabar knygos baigėsi, paauglystė prasidėjo ir aš nežinau, ką su ją daryti toliau. Ar mums knygos gali padėti užauginti vaikus? Ne. Jokios žinios mums nepadės, jeigu mes jų netaikysim. Pradėkime nuo to. Man atrodo, kad vien įsivardinimas, kartais užtenka įsivardinimo. Įsivardinimas, kad tai praeis. Paauglystė irgi praeis. Ir mūsų dukroms ne visada bus 13. Ir ne visada 15. Kaip mums kažkada truputėlį buvo 13, paskui 14, žiūrėk, jau ir 28 ir gyveni savo gražų laimingą gyvenimą. O jeigu, tarkim, taip, mama priima šitą, bet man atrodo tas neišvengiamas tas jausmas kartais, kad mamos pasijaučia nereikalingos, ar tai tiesa? Aišku, tiesa. Bet tai yra, vėlgi, jeigu mes to išmoktume kaip daugybos lentelės, žinai, kad yra laikas, kada dukros gyvenime mama nėra tokia autoritetinga, kaip buvo. Reiškia, taip yra. Žinai, kaip 2 × 2 = 4. Kaip ir aišku, ką mamos visada gali padaryti. Ačiū Dievui, dukros nenustoja girdėti. Joms niekas neužklijuoja ausų vašku. Tik jos renkasi girdėti kitus žmonės, kitus autoritetus.
Ir jeigu mes kaip mamos galime padaryti, kad jų autoritetais taptų ne kitos paauglės, ne iš savo mokyklos klasės ar kokio nors būrelio, bet atrasti autoritetingų moterų aplinkui. Nes paauglės kuo puikiausiai girdi draugės mamą, ką nors išmintingą moteriškę, ar ne? Jos atvažiuoja, pavyzdžiui, pas mus į stovyklas, aš taip visada kikenu. Aš jiems pasakoju, ką nors ir jos galvom linksiu, o taip, sakau, taigi mama jums tai sakė, žinot kiek kartų, 1000 kartų. Bet kai mama sako, ne taip gerai girdisi. Ir aš labai neseniai turėjau tokią gerą patirtį. Radijo laidoj kalbėjau apie mamas ir dukras, LRT. Ir atsivežiau abi savo dukrelės kartu ir jos turėjo palaukti, kol aš duosiu interviu. Ir jos sėdėjo tam svečių kambarį, kuriame per radiją iš karto transliuoja, kas vyksta. Ir mes pasikalbėjom, baigėsi interviu, einame su dukrom iki mašinų ir viena pakelia galvą. Man sako, mama, dabar aš sako, žinau, kodėl tu nori, kad mes tvarkytumėm kambarį. Ji išgirdo mane per radiją. Tai reiškia, jai reikėjo išgirsti savo mamą kalbančią per radiją, kad išgirstų, ko aš jos prašau. Va taip veikia mūsų vaikai. Va taip veikia mūsų dukros. Toliau apie mamas kalbant, noriu paklausti apie kaltę. Kaip mamoms suprast, kad tu visų knygų neperskaitysi, tu visko, nežinau, pagal kažkokias taisyklės, kurių net nėra turbūt vaiko auginime, kaip viską va taip daryti. Kaip mamai suprast, kad, nėra tobulybės jokios šitam visam dalyke. Žinai, aš mamom visada sakau, kad tu šiuo metu darai viską, ką gali geriausia. Jeigu galėtum geriau, būtinai padarytum. Nepažįstu nei vienos mamos, kuri galėdama geriau, iš karto taip ir nepadarytų. Ir kai jau esi padariusi viską, ką gali šią dieną geriausio, ar gali padaryti ką nors geriau? Tikrai negali. Ar gali skirti dar daugiau laiko savo vaikui, negu jau skyrei? Ar gali rasti savyje daugiau resursų, jėgų ir energijos, negu tą dieną radai? Juk negali. Gali daryti tam tikrus žingsnius, kad jų atsitiktų daugiau ateityje, ar ne? Mokytis, jeigu trūksta energijos, gal valgyti sveikiau ar vandenuko ger daugiau. Bet iš principo tą dieną tu jau padarai viską, ką galėjai geriausia. Kiekviena mama jau yra super mama. Ir ta gražiaja prasme, nes žinau, kad žiniasklaida sugadino super mamos, super herojės vaidmenį. Tai super mamytė skamba labai klaikiai, bet super mama, ji jau yra super mama. Kalbant apie tas super mamas, realiai bet kuri mama perduoda kažkokias būdo savybės ir tiesiog įvairius dalykus, gal net kaip pati apie save jaučiasi, perduoda dukrai. Tai gal ir galėtum papasakot, kokius dalykus dukros perima iš mamų, pavyzdžiui, savivertę, ar tai siejasi? Aš galvoju, kad paauglystėje mes galim sakyti vaikam, ką nori. Jiem nesvarbu, ką mes sakom. Jiems svarbu, kaip mes esam, kaip mes elgiamės. Ir jeigu mes kaip mamos prašom savo dukrų kažko nedaryti, mes turėtumėm jau būti nedarančios šito dalyko pačios. Mes norim, kad nerūkytų dukros. Kodėl rūkom pačios? Mes norim, kad mažiau laiko praleistų ekranuose. Patikrinkim, kiek laiko mes pačios praleidžiam ekranuose. Mes norim, kad dukros būtų laimingos. Pasitikrinkim, kokias mes grįžtam iš darbų ir kokias mus mato dukros. Iš tiesų, kartais mamos, kurios pačios dar nejaučia savo vertės. Pačios dar galvoja, kad nenusipelno to, ko trokšta. Kad nenusipelno atostogų, kad dar neužsidirbo ten gražesnio apdaro arba suknelės, apie kurią svajojo, net labai brangi. Mamos, kurios grįžta iš darbo per vargiai ir nelaimingos nuo bendravimo su žmonėmis, kokią žinutę jos siunčia dukroms. Tu mokykis kaip aš, tu daryk taip kaip aš, gauk gerus pažymius ir aš tau garantuoju, kad tu būsi nelaiminga ir negalėsi visko leisti. Kaip tai skamba? Tai man atrodo, kad mums, jeigu mes kuo nors galim padėti savo dukroms, tai pakelt galvas. Pakelt galvas, nusišypsot pasauliui, parodyti dukrom, kad mes galime gyventi laimingai ir oriai, nepriklausomai nuo to, kokią didumo sąskaitą mes turim.
Va čia labai norėčiau įterpti vieną dalyką, kurio nepasakiau pradžiai, pristatant tave, tai kad tu esi 4 vaikų mama. Ir dar vienas dalykas, prisiminiau straipsnį kažkur skaičiau, kad tavęs kaip tik klausė, kaip tu atrandi laiko būti ir mama, ir dirbti su tiek daug žmonių. Tai iš esmės tas ir yra dalykas, turbūt, tu kai mėgaujasi ir tavo vaikai mato, tai, tiesiog čia turbūt daug geriau nei tu gal randi tas 5 minutės po darbo, nežinau. Ir plus tu vis tiek, jūs visą laiką būnat kartu, ar ne? Taip. Ir girioj. Man kartais labai skaudu, kai žmonės sako, aha, tu vis tiek dirbi laiko, turbūt neturi laiko vaikams. Aš turiu laiko savo vaikams. Ir mano vaikai iš ties praleidžia daugybę laiko kartu su mumis. Daugybę laiko. Ir jeigu mes esame auksiniai giriai, labai dažnai jie irgi ten. Mūsų vaikai, jie moka žaisti ir veikti patys. Jų nereikia linksminti. Čia turbūt kalbant irgi apie šiuolaikinius vaikus, dažnas vaikas nebemoka veikti pats. Ta mūsų šeimoje nuobodulys yra geras žodis. Nes iš nuobodulio gimsta labai daug gerų kūrybiškų dalykų. Ir kai vaikas ateina ir sako, man nuobodu, sakau, gerai, nuobodžiauk toliau. O tarkim, kalbant apie merginas, kurios turi gal kitokį gyvenimą ir tarkim gyvena be mamų. Nors kaip ir nelabai, sakai, nori kalbėti, nežinau, apie tą žodį traumos, bet gal šitoj vietoj visai ir tiktų. Tai kokios yra tos traumos, kurias mergina nešasi, jeigu jinai arba gyvena be mamos, arba sukuria, ganėtinai prastą ryšį su mama. Žinai, čia vėl kiekviena mergina vis nauja istorija. Nes man atrodo, kad net ir mergina, kuri neturi mamos, bet turi pavyzdį gražios, šviesios moters, laikančios aukštai pakėlus galvą, jie žino, į ką lygiuotis. Jeigu mergina turi labai labai kontroliuojančią mamą, ji gali, čia yra daugybė scenarijų, kadangi ji gali išaugti į merginą, į moterį, kuri nemokės pasakyti ne, arba negebės padaryti pasirinkimo, arba negebės apginti savęs bet kokiam ginče, ar tai būtų namų santykio ar darbinis ginčas. Aš pažįstu merginų, kurios yra linkę padaryti viską, kad tik nereikėtų atsitikti konflikte. Ne? Ką tai reiškia? Jos tada numina dalį savęs. Kažkur nusiplėšia gabalą savęs, įsideda į kišenę, kad tik visiems būtų gerai. Tai daugybė įvairiausių scenarijų. Pernelyg kontroliuojanti mama, pernelyg laisvai leidžianti gyventi mama, kuri bando tapti draugė savo dukrai. Man šitoms mamoms tada sakau, kad dukra turės, jums nereikia, mes nedraugės, mes esam mamos, mes esam tos moteris, kurios iš tikrųjų sudeda pagrindą. Iš mūsų jos mokosi būti ne tik moterimis, ne tik jaunomis merginomis, iš mūsų jos mokosi būti santykyje. Santykė su vyru, santykė su savo vaikais ateityje. Ir santykė su mumis, kai mes būsim seni. O mes būsim seni. O dabar ir užsiminėjai apie santykį su vyrais. Kiek mergaitai turi įtakos, kai ji mato būtent tą tėvų tarpusavio santykį? Ar tai lemia, nežinau, ar jie atsiribos nuo toksiškų santykių, ar... Žinai, jeigu į pasaulį atėjo labai tvirtas žmogus ir jis mato labai prastą pavyzdį, jis gali rinktis daryti kitaip. Tai čia yra dovana. Nes tada blogas santykis šeimoje, jis tik tai parodo merginai, kad aš šitaip tikrai nenoriu, aš padarysiu viską, kad būtų kitaip. Bet labai dažnai mūsų santykis vyro, moters, kartais, žinai, merginos sako, aš netekėsiu. Aš matau, mano tėvai skiriasi, jie kapojasi. Kam? Man irgi tai bus. Tai mes kaip mamos iš tiesų turim pasirūpinti tuo, kad mūsų vaikai mus matytų kiek įmanoma labiau laimingas. Tai nereiškia, kad mes turim apsimetinėti.
Mūsų dukros turi žinoti, kad mes esam, aš visada juokiuosi, iš kaulų ir mėsos, ir kraujo, ar ne? Ir kad mes būnam ir pavargę, ir nelaimingos, ir piktos, bet ir džiaugsmingos, bet ir palaimingam santykiai su žmogumi. Tai tuomet, kada vyras yra namuose, rodo pagarbą savo moteriai. Rodo pagarbą, džiaugiasi ją, grožisi ją, giria ją prie vaikų. Mums tada nereikia skaityti paskaitų merginoms apie santykį ateityje, apie pagarbą, apie pasitikėjimą, nes jos viską mato. Bet santykiai, va būtent, nėra turbūt toks lengvas dalykas, tie romantiniai santykiai. Ir tikrai aš įsivaizduoju, kad merginų, kurios atvažiuoja į akademiją, būna, nemažai gal, kurios mato tą netinkamą pavyzdį. Tai kaip jūs padedat suprast, kad jeigu tavo tėvai skiriasi, nebūtinai tu išsiskirsi. Čia jau mes kalbam apie tą vidinį stuburą merginos. Iš tikrųjų, apie vidinį stuburą ir apie įsivertinimą, ko ji nori ir ko nenori. Ar daug pažįsti suaugusių žmonių, kurie tiksliai žino, ko nori iš gyvenimo. Žinai, kalbant apie tas pačias emocijas, ar daug pažįsti suaugusių žmonių, kurie gali labai sąmoningai ir tiksliai įvertinti savo emocijas. Ir savo savijautą. Čia įgūdžiai. Taip. Tai ką mes darome, suteikiam savo merginoms, savo dukroms įgūdžius. Atpažinti save, atpažinti kitus ir labai atvirai klausti klausimų ir labai atvirai kalbėtis. Nes pokalbis karalius, jis pokalbėje gali išsiaiškinti viską. Ir jeigu iš tiesų kartais tėvai būna išsiskyrę ir labai gražiai išsiskyrę, aš tada grožiuosi žmonėmis, kurie sugeba adekvačiai išsiskirti, supratę, kad galbūt jų keliai nesutinka, ar ne? Ir jie gali išsiskirti ir neįkalinti savo vaikų tuose skyrybose. Kai jie vis dar prisimena, kad yra mamos ir tėčiai ir kad turi pagarbos savo dukros tėčiui arba savo dukros mamai. Tai viskas, ką mes galim padaryti. Tokiose šeimose žmonės neturi gyventi kartu vien todėl, kad vaikai matytų nelaimingus tėvus kartu. Ar ne? Tai šito irgi nereikia. Labai svarbu, kad vaikas netaptų mūšio lauku. Ir tada nekils iššūkių. Nes mes kalbam apie pagarbą, apie saugumą šalia kito žmogaus. Man dabar atrodo, kad jeigu suvestume į vieną vietą UMA akademijos merginas ir Vyrų kalvės akademijos vaikinus, ką jūs esate darę beje, ar ne? Tai man atrodo, kad anksčiau ar vėliau turėtų susidaryti ne viena tobula pora. Mes pažiūrėsim dėl porų. Kol kas neplanavom šitai. Čia jau jie nuspręs patys. Aš tikiuosi. Apie tos santykius toliau kalbant, ką daryti mamai, jeigu ji pamato, kad jos dukra jau turi kažkokius santykius nepavykusius. Ir tarkim, ateina į kambarį ir dukra verkia. Ta pirma sudaužyta širdelė. Tiesiog būti šalia. Pabūti šalia. Žinai, paauglystė yra tas laikas, kada merginos nebūtinai tiki, kad mamoms taip irgi yra buvę. Ir kad mama gali suprasti, ką reiškia iš tikrųjų sudaužyta širdis. Bet irgi lygiai tos pačios istorijos. Ne tada, kada mergina sėdi apsipylus ašarų. Žinai, čia gal dar labai svarbu iš viso išmanyti savo dukros vidinį instrukciją. Aš labai mėgstu šitą konstruktą. Savo vaiko, savo asmeninę, savo vaiko vidinį instrukciją. Kai supranti, ko dukrai reikia. Vienai merginai tai reikia, kad tu tiesiog pabūtum šalia. Tik tiek, nieko nesakytum, jokių moralų, jokių pamokslų, jokių raminančių žodžių, nieko, tiesiog gali pabūti šalia. Kitai merginai galbūt reikia 5 minučių savo kančios ir savo vienatvės. Nes visi šitie jausmai, mes kažkaip saugom vieni kitus nuo liūdesio, nuo nerimo. Ir reikia išjausti liūdesį. Kaip išmokti su juo gyventi, reikia su juo susitikti. Ar visi santykiai pasaulyje baigėsi gerai, ilgai ir laimingai? Ne. Ir tą irgi reikia išgyventi, pyktį reikia išgyventi.
Visos emocijos yra legalios, jeigu žinai, kaip su jomis elgtis, ar ne, ir jų nenaudoji destruktyviai. Tai man atrodo, kad tada, kai yra taika ir ramybė namuose, koks geras klausimas iš tikrųjų savo dukrai. Kaip tu norėtum? Kaip tave galiu paguosti, kai tau sunku? Ne? Ką man daryti, kai tu pyksti? Aš esu klausus savo vyriausio sūnaus šitaip, kodėl aš taip patariu, aš žinau kaip. Anksčiau jis būdavo labai emocingas, dabar jis jau suaugęs rimtas vyras, tuo 17. Bet anksčiau jis tikrai būdavo labai emocingas ir emocingai reaguodavo į pasaulį. Ir aš vieną kartą sakau, klausyk, ką man daryti, kai tu pyksti, sakau, aš kalbu, žinai, knygos liepia, jos liepia kalbėtis. Ir sakau, tu vis tiek nenurimsti, ką man daryti, kai tau taip atsitinka. Jis taip pažiūrėjo, sako, mama, žinai ką, tu kalbi, sako, tu man liep kartais. Ir tai kartais taip paprasta, nes mes užsiskaitę knygų, kaip elgtis su vaikais, mes pamirštam paklausti vaikų, kaip jie norėtų, kad mes su jais elgtumėmės. Ir čia aš nekalbu apie ekranus arba leidimą nemiegoti visą naktį arba leidimą valgyti tik tai nesveiką maistą, greit maistį. Ne? Aš kalbu apie tos paprastus žmogiškus dalykus. Už ką tu norėtum būti įvertinta ir pagirta? Įsivaizduoju, koks klausimas. Kur te gali girti pusę tavo gyvenimo už gerus pažymus, o tau taip beprotiškai gali būti svarbu būti pagirtai už tai, kad tu prisimeni palaistyti gėlės, pavyzdžiui. Toks smulkmena atrodo. Arba gal apkabinti tiesiog reikia. Arba tiesiog apkabinti. Ir jeigu mes išmanytume vieni kitų meilės kalbas, vieni kitų vidinės veikimo instrukcijos, kaip palengvėtų santykis. Tai yra taip paprasta ir taip sudėtinga. Ir iš esmės, kaip ir dažniausiai būna atsakymas - atvirumas. Atvirumas taip, atvirumas iki tokio lygio, iki kokio gali sau leisti būti atviru. Ir tą labai svarbu pabrėžti. Mes Umoj stovyklose mes visada prašom atvirumo tokio, kokį šiandien galit sau leisti. Aš įsivaizduoju, gali būti, kad merginos jau išmoksta būti atviresnės, bet mamom kyla iššūkių gal. Be abejonės, todėl Upės merginų ir mamų akademija ir yra, ir mamų akademija. Todėl, kad keičiantis merginoms, joms mokantis iš tiesų sakyti taip, kaip yra, pagalbos reikia ir mamoms, pagalbos reikia išgirsti. Labai dažnai mamos romantizuoja tą pokytį, kuris atsitinka, Vyrų kalvės akademijoje arba Upės merginų ir mamų akademijai. Kai kurios mamos vis dar galvoja, kad pokytis bus apie patogumą, kad vaikai taps patogesni, bet statantis savo vidinį stuburą, jie tikrai praeina tą fazę, kada ateina ir sako, žiūrėk, man nepatinka, kaip tu dabar kalbi. Ir tada čia jau mamos turbūt ego klausimas, supratimas, kas vyksta su dukra, visų pirma, kad jis šito mokosi ir nepriėmimas to asmeniškai. Ir aš kartais būnu irzli, man atsitinka gyvenime irgi, aš irgi esu iš kaulų ir mėsos. Ir labai prieš keletą dienų aš buvau labai pavargus, grįžau namo ir jie nebuvo tokie tvarkingi, kaip aš įsivaizdavau juos rasti. Ir einu, ir dar kompiuteris neįsijungia, ir dar kažkas, ir printeris, ir jau einu rzgiu. Ir mano vyresnysis sūnus sako, mama, žiūrėk, ką tu dabar darai? Tu pikta, nepatinka, tau reikia pagalbos, aš tau viskas tvarkysiu. Ir skamba fantastiškai, bet mes link to ėjom, atsiprašau, 17 metų. Tai jeigu būtų piliulė, aš labai norėčiau padalinti kiekvienai šeimai po vieną, bet jos nėra. Yra tik nuolatinis santykis ir jisai pagristas meilė, rūpesčių, pagarba tam kitam žmogui, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus jis būtų. Pagarba turbūt irgi čia labai svarbus žodis, nes dažnai galbūt tiek iš tų pačių paauglių pusės sunku jam kartais tą pagarbą jaust, kai nėra autoritetas, tam tarkim mama. Aš žinai, kartais merginom sakau, kai jos klausia apie meilę, šeimą ir visus kitus dalykus, aš sakau, svarbiau už meilę ir aistrą man šiame gyvenime yra saugumas, pagarba ir pasitikėjimas.
Ir jeigu mes galime sudėkti tai savo dukroms, tada ir meiliai visada kažkur šalia su juo daug paprasčiau tvarkytis. Taip. Aš dabar norėčiau tavęs paklausti tokio dalyko. Ar tai faktas ar mitas? Turiu 5 teiginius. Mamos vaidmuo yra svarbesnis mergaitės gyvenime nei tėčio vaidmuo. Bet ne. Aš labai dažnai klausiu, kokio patarimo neklausytum iš mamos lūpų, bet priimtum iš tėčio. Ir yra labai aiškių patarimų apie bernus, apie santykį, apie tai, kaip atrodai, apie tai, kaip ruošiesi apsirengusi išeiti iš namų. Mamagi nieko nesupranta apie madą, ką jis supranta. Ne 40 metų moteris, ką jis gali suprasti apie madą. Tėčiai supranta. O tada kalbant būtent apie akademiją, šiek tiek norėčiau paklausti, kodėl ten vyksta, tarkim, ne savaitgaliais, ne savaitę, tarkim, vasarą, o visus metus? Tęstinumas yra visako raktas. Mes per savaitgalį galim sujudinti stalčiukus. Aš tada mėgstu įsivaizduoti žmogų su stalčiukais galvoje. Tai mes galim tuos stalčiukus pradaryti, galim sukišti ten visokios informacijos, patikrinti, ko ten yra, sumaišyti kai kur, ten apkeisti vietomis. Bet kai mergina grįžta į tą pačią erdvę, į savo kasdienybę, labai lengva pamiršti. Ir dar grįžti euforijai, žinodama, kad nuo šiol aš vaikščiosiu aukštai iškėlus galvą. Ir žiūrėk, ateina diena po kitos ir vėl grįžti ten, kur buvai. Ir jeigu turi truputėlį keletą toksiškų draugų, jeigu turi kokią draugę, kuri mėgsta pasikelti savo savivertę tavo sąskaitą, jeigu turi šalia vaikiną, kuris yra irgi linkęs truputėlį manipuliuoti tavo meilės arba prieraišumo sampratą, viskas tęsiasi taip, kaip buvę. Tu būni kažkur kažko paragavus, mačius tarsi, kad tai būna, bet tai neatsitinka. Metai laiko yra didelė dovana ir mums, kaip mentoriams ir vadovėms, nes ne kiekviena mergina atvažiuoja norėdama. Ir ne kiekviena mergina atvažiuoja dėkodama gyvenimui, kad gavo tokią fantastišką progą. Kartais pusę metų, kartais reikia pusės metų merginoms, kad pasikeistų jų galvosena. Kad jos pagaliau atsisuktų ir sakytų, klausyk Jurga, o bus 2 metai. Tai yra, va tada yra didelė dovana man. Trumpalaikis efektas, jis yra fantastiškas, jis labai gražus, jis kupinas euforijos, bet jis išsivadėja. O bet kokiam įgūdžiui, mes žinom, suformuoti reikia bent 72 dienų. O kaip jūs tos įpročius, pavyzdžiui, merginams formuojat? Tarkim, kokios patirtys yra joms su ta pačia saviverte, kad ir kaip bendrauti su mama, kokios būna tos visas užduotis patirtys? Tai yra toks kompleksinis dalykas. Tai nėra, kad mes dabar padarom šitą, o paskui padarysim šitą. Programa yra labai organiškai, labai kinta vienas su kitu, viena užduotis persipina su kita, kartais žaidžiant. Merginoms atrodo, kad jau žaidžia, o jos mokosi. Ir tai yra patirtinio ugdymo grožis, kad mums nereikia joms sakyti moralų. Aš per šituos metus šitai grupiai esu skaičius 1 pamokslą. Jis truko gal 6 minutės. Nes ten buvo man labai svarbu ir... Paslaptis. Paslaptis. Gerai. Paslaptis. Bet iš ties jų nereikia skaityti. Užtenka veikti, duoti veikti, patirti tam tikras užduotis ir tada tik tai reflektuoti, kas su mums nutiko. Kartais mamos, jos, neseniai irgi kalbėjau su mamomis, turim pokalbius atskirai su mamomis, nes mamos turėjo savų užduočių, irgi kas suprastų, kad netaip jau yra lengva auginti save ir kad netaip jau lengva daryti tam tikras užduotis. Pavyzdžiui, susiskambinti kiekvieną dieną ir aptarti tam tikrą klausimą. Kad tam reikia ir laiko, ir pastangų, ir pasiruošimo, ir pasirengimo, ir nebūtinai visada nori tai daryti. Mums tai irgi labai svarbu suprasti, nes kartais jiems atrodo, kad atvežiau dukrą, mes ją paėmėm, pataisėm, sutvarkėm, paruošėm gyvenimą ir paleidom. Ne? Tai mama irgi labai kruopščiai dalyvauja šitame procese.
Merginos savo ruožtu jos turėjo tam tikrą įgūdžių iššūkį. Ir mes pradėjom klausti, kaip sekasi jūsų dukroms. Ir viena mama sako, tai čia jūs liepėt? Sako, jinai jau kokį mėnesį eina miegoti 10 valandą. Ir sako, kad jeigu jinai neatsiguls 10 valandą, ji bus neišsimiegojusi ryte ir negalės funkcionaliai veikti visą dieną. Aš net nepagalvojau, kad tai susijęs su jumis. Bet tai yra taip smagu, kad jų pokytis jis tiesiog natūraliai integruojasi į gyvenimą. Joms nereikia ateiti ir deklaruoti, kad nuo šiol aš valgysiu sveikai. Tai tiesiog atsitinka. Dar vienas dalykas man labai įdomus pačiai, nes aš galvoju apie savo vaikystę, paauglystę. Aš nesu tikra, ar aš, tarkim, būčiau galėjus savo leisti šitą dalyką, nors man atrodo šitas projektas, nežinau, nuostabiausias dalykas, turbūt, kas gali nutikti paaugliai, merginai. Tai vat klausimas tada, ką daryti, jeigu, tarkim, paauglė ar paauglės mama pamato ištraukas iš podcastų ir labai rezonuoja, bet neturi, tarkim, galimybių atvykti. Manau, kad visada galimybių yra, jeigu yra noro. Ir variantų yra iš tikrųjų daugybė. Yra visada nuostabių žmonių, kurie vienokių ar kitokių paskatų vedami galbūt turėjo savo sudėtingą paauglystę gyvenime arba tiesiog galėdami dalintis. Jie dalinasi savo pinigais ir karts nuo karto gali padengti nebūtinai visą, bet bent jau dalį šito mokesčio. Tai jau yra dovana. Yra fantastiškas fondas Future Self Group Lietuva, kurie šiuo metu ieško būdų, kaip padėti kuo daugiau merginų ir vaikinų gauti galimybę studijuoti irgi akademijoje, būti akademijos dalimi, kai vaikai, paaugliai patys labai nori, jie padaro tokių žygių. Ir aš žinau, kad kai kurie Vyrų kalvės akademijos vaikinai, jie susirinko šitos pinigus patys. Jie susirado finansavimą, nes turėjo labai aiškę vidinę motyvaciją ir labai aiškius motyvus, kodėl jie turėtų ten būti. Tai aš galvoju, kad jeigu žmogus sustoja prie kainos, reiškia, ne taip jau labai reikia. Nes iš tiesų šita visata siūlo tiek daug galimybių. Tai. Svarbiausia pasakyti, kad noriu. Paskui jau viskas atsitinka. Tada apibendrinant viską, ką mes kalbėjom, ką daryti dukrai ir mamai, kad jų ryšys taptų atviresnis ir toks tvirtesnis. Pažiūrėti viena į kitą kaip į žmonės. Su visom istorijom, su visais netobulumais. Nereikalauti viena iš kitos to, ko neįmanoma reikalauti. Nebandyti primesti savo gyvenimų ir savo istorijų. Pasidalinti, bet neprimesti. Jeigu mama gali sau leisti neprašyti ir nereikalauti iš dukros, kad dukra nugyventų jos gyvenimą, mamos gyvenimą, tai jau bus dovana. Jeigu dukra galėtų atsisukti ir pasižiūrėti į mamą kaip į žmogų, kuris nebando sugadinti jai gyvenimą, o bando padaryti taip, kaip įmanoma geriausių įmanomų būdų, taip, kaip tą dieną gali geriausiai, jau irgi bus dovana. Žinai, aš kartais stovyklose, mes prieš maistą dėkojam. Kiekvieną kartą, kai valgom, mes dėkojam ne už maistą, ne ačiū, kad skanu buvo, bet prieš maistą, už kažką, kas atsitinka tą dieną arba šitą gyvenimą gražaus. Ir kai merginos nežino, už ką dėkoti, aš paprastai sakau, kas atsitiktų, jeigu rytoj ryte pabudus rastumai tik tai, už ką padėkoji šiandien. Ir tada jos dėkoja už mamą. Truputėlį sąmoningumo, truputėlį suvokimo, truputėlį dėkingumo, daug pokalbių ir labai daug meilės.
Truputį verkia. Visada. Man taip smagu, kad tu tokia jautri, labai gražus šitas dalykas. Vat įdomu, galbūt šitas klausimas irgi bus jautrus, tai įdomu, gal net ir iš tos pačios akademijos turi kažkokių patirčių. Įdomu, ar yra kažkoks įvykis, podcastas, knyga, ar šiaip patarimas žmogaus frazė, kuri pagerino tavo psichologinę savijautą ir šiaip gal net gyvenimą. Aš turiu tokią chrestomatinę istoriją. Ir vieną kiečiausių patarimų savo gyvenime aš gavau ne iš išmintingos knygos ir net ne iš išmintingo žmogaus. Aš nežinau, gal šitas žmogus ir dabar yra jau užaugęs ir išmintingas, aš net jo veido neatsimenu, bet įsivaizduok, istorija tokia. Kai aš dar mokiausi mokykloje, aš gyvenau Panevėžy, tokio didžiulio 12-aukščio 8 aukšte ir kiekvieną kartą, kai grįždavau namo, jo papėdėje ant suoliuko sėdėdavo visa gauja viso rajono bernų. Jie ten sėdėdavo, gliaudydavo saulėgrąžas ir aptarinėdavo gyvenimą. Kiekvieną dieną. Ir aš kiekvieną dieną eidama namo melsdavaus, kad jų ten nebūtų, nes man būdavo klaikiai baisu praeiti pro jos. Visada labai labai baisu. Ir aš atsimenu, einu vieną dieną ir matau jau iš tolo, jie ten visi sėdi. Ir aš einu galvą nuleidus, susigūžus žemesnės žolės, kad tik manęs nepastebėtų. Ir kažkas iš jų, nežinau kas, neatsimenu nei vardo, nei veido. Girdžiu atskrieja, sako, jeigu galvą pakeltum, tai visai graži merga būtum. Ir žinai ką? Aš nuo tada vaikštau aukštai pakeltą galvą visą gyvenimą. Ir kaip vienoj labai nuobodžioj Murakami knygoje aš radau, galvoju, 2 tomus perskaičiau, nežinau kodėl skaitau, draugė sakė, kad fainai ir skaitau ir taip nuobodu. Ir tada toje antram tome aš randu sakinį, kuris man tarsi viską išsprendžia. Sakinys skamba taip, kviestas ar nekviestas, Dievas visada yra šalia. Taip paprastai galvoju, verta buvo perskaityti tas 2 nuobodžias knygas, kad raščiau šitą sakinį. Ta frazė palydėjusi mane tada į mano 12-aukščio koridorių, ji man išsprendė mano savivertės klausimą iš principo. Aš nuo tada aukštai vaikštau iškėlus galvą ir aš tikiu, kad daugybė merginų ir moterų pabuvo kartu, jos pradeda lygiai taip pat vaikščioti irgi. Jurga, tu esi nuostabi, aš labai džiaugiuosi, kad tu atvykai į šį pokalbį ir ačiū tau. Ačiū, tikrai buvo fantastiška.